ir Kaune galima atostogauti. Turbūt taip būtų galima vardinti šitą temą. Pakalbinau keletą praeivių ir jų nuomonės, tai Kaune galima atostogauti ar ne. Pasirodo galima. Ir kraštovaizdis, ir zoologijos sodas naujai atrenovuota, žaislis, vienuolynas ir čia vandenis aplinkui, vienu žodžiu, labai daug visko. Tai apie atostogas. Ar atostogavai šiemet? Vieną praleist Lampėdžiuose galima. Aš pati ne Kaunietė, tai man dar sunku truputėlį. To labiau. Jo, tai Lampėdžiai galima, prie Marių galima. Prie Marių, ir dar kokią vietą? Dar kokią vietą? Turite klubas toksai. klubą. Turite viskas prie vandens. Senamiestis yra Laisvės alėja, yra daug apleistų pastatų. Va, yra Zoologijos sodas. Ar Kaune galima atostogauti? Galima. Aš girdėjau, kad galima jame ir gyventi, bet galim turbūt ir atostogauti. Prie ežero, prie upės, nuvažiuoja pabūnė. O jūsų manymu, 3 dienų atostogos Kaune. Kokias vietas tikrai reikėtų aplankyti? Rašykite komentaruose ir bandysiu jas visas aplankyti. Bent jau tie, kur daugiausia kartosis arba sulauks laikų.